Lietuvos technikos bibliotekos elektroninio katalogo paieškos galimybės. Kataloge galima atlikti įvairių tipų paieškas. Paprasta, išplėstinę paiešką, straipsnių paiešką, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų paiešką, firmų katalogų paiešką, patentų paiešką, naujų dokumentų, paiešką sąrašuose, autoritetinių įrašų paiešką, unifikuotą paiešką. Paprasta paieška. Skirta atlikti dokumentų paiešką pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus. Asmenvardį, kolektyvą, antraštę, bet kokį žodį, galimas pasirinkimas frazės pradžia, visi žodžiai, bet kuris žodis, tiksli frazė ar nenurodyta. Taip pat naudoti filtrus, nurodyti kalbą, išleidimo šalį. Pasirenkam bet kuris iš žodžių. Filtrą knygos. Ieškoti. Susirandam mums reikalingą dokumentą ir išskleidžiam įrašą. Šį dokumentą galima užsakyti, spustelėjus klavišą užsakyti. Įrašom savo skaitytojo bilieto numerį ir slaptažodį. Pažymėti fondą. Užsakyti. Apie užsakymo įvykdymą sužinosite paspaudę informaciją apie užsakymus. Išplėstinė paieška skirta siauresniai, tikslesniai dokumentų paieškai pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus. Asmenvardį, kolektyvą, antraštę, seriją, dalyką, apie asmenį, UDK indeksas, ISBN, ISSN, šifras, leidėjas, išleidimo vieta, išleidimo metai, skyrius, bet koks žodis, visatekstis dokumentas. Taip pat galima pasirinkti frazės pradžia. Visi žodžiai, bet kuris iš žodžių, tiksli frazė ar nenurodyta. Galimi filtrai, kalba ir išleidimo šalis. Dėmesio. Pasirinkus tik filtrą, paieška negalima. Ieškoti. Jeigu šis dokumentas mums reikalingas, galima užsakyti, spustelėjus klavišą užsakyti. Straipsnių paieška. Straipsnių paieška skirta paieškai pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus, asmenvardis, kolektyvas, antraštė, apie asmenį, leidinyje, leidiniuose, išleidimo data, leidinio metai, reikšminis žodis, bet koks žodis, visatekstis dokumentas. Galimi filtrai ir nurodyti kalbą. Taip pat galima pasirinkti, ar tai frazės pradžia, visi žodžiai, bet kuris iš žodžių, tiksli frazė, nenurodyta.
Ieškoti. Pasirenkam mums reikalingą dokumentą ir išskleidžiame įrašą. Standartų paieška. Standartų ir kitų normatyvinių dokumentų paieška skirta dokumentų paieškai pagal vieną ar kelis laukus: antraštę, išleidimo metus, bet kokį žodį, tarptautinį standartų klasifikacijos kodą, reikšminį žodį. Taip pat galimas pasirinkti frazės pradžia ir kalbą. Ieškoti. Galima išskleisti mums reikalingą dokumentą ir užsisakyti. Spustelėjus mygtuką užsakyti. Firmų katalogų paieška. Paieška skirta pramonės įrengimų ir gaminių katalogų bei reklaminių prospektų, firmų registrų, eksporto importo katalogų, tarptautinių organizacijų žinynų paieškai pagal vieną ar kelis įvedimo laukus: firmą, antraštę, išleidimo vietą, išleidimo metus, bet kokį žodį, reikšminį žodį. Taip pat galima pasirinkti frazės pradžia, visi žodžiai, bet kuris iš žodžių, tiksli frazė. Pasirinkti kalbą. Ieškoti. Jei šis dokumentas reikalingas, jį galima užsisakyti. Spustelėjus mygtuką užsakyti. Patentų paieška. Skirta užsienio ir Lietuvos išradimų aprašymų paieškai pagal vieną ar kelis įvedimo laukus: išradėjas pareiškėjas savininkas, antraštė, paraiškos numeris, patento numeris, tarptautinis patentų klasifikacijos simbolis, paskelbimo metai, patento šalis, reikšminis žodis, bet koks žodis, galiojimas, galioja ar negalioja. Taip pat galimas pasirinkimas: frazės pradžia, visi žodžiai, bet kuris iš žodžių, tiksli frazė. Ieškoti. Reikiamą dokumento įrašą galima išskleisti. Nauji dokumentai. Šis meniu punktas skirtas atlikti bibliotekoje gautų naujų dokumentų paieškai pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus: laikotarpis, tematika, galimi pasirinkimo filtrai, kalba, išleidimo šalis. Ieškoti. Radus reikiamą dokumentą, galima jį įrašą išskleisti. Jeigu reikia dokumentą, galima užsakyti. Spustelėjus mygtuką užsakyti. Paieška sąrašuose. Šis meniu punktas skirtas atlikti autoritetinių įrašų, kurie bent kartą panaudoti bibliografiniuose įrašuose paiešką pagal vieną paieškos kriterijų. Iš iškrentančio meniu pasirenkama asmenvardis ir tekstas. Paieškai patikslinti
Iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus. Frazės pradžia. Visi žodžiai, bet kuris iš žodžių. Frazė. Ieškoti. Apie autorių. Įrašai susiję su autoriumi. Autoritetinių įrašų paieška. Šis meniu punktas skirtas atlikti autoritetinių įrašų, kurie yra bazėje ir nebūtinai panaudoti bibliografiniuose įrašuose paiešką. Iš iškrentančio meniu pasirenkama asmenvardis, kolektyvas, organizacija, teritorinės ar geografinis vardas, prekės ženklas, antraštė, vardas ir antraštė, dalykinė rubrika, vieta kaip paieškos elementas, forma, žanras ar fizinės charakteristikos. Įrašomas tekstas. Pasirinkti visi žodžiai. Ieškoti. Apie įstaigą. Ir su įstaiga susiję įrašai. Unifikuota paieška. Šis meniu punktas skirtas atlikti paiešką pagal kelis norimus kriterijus. Iš iškrentančio meniu pasirenkama asmenvardis, kolektyvas, apie asmenį, antraštė, serija, dalykas, UDK indeksas, ISBN, ISSN, leidėjas, išleidimo vieta, bet koks žodis prisegtas visatekstis dokumentas, bet koks žodis visatekščiame dokumente. Kriterijų įvedimui skirti 3 laukai. Paieškos tekstas. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu kiekvienam laukui galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus. Frazės pradžia. Visi žodžiai. Bet kuris iš žodžių. Tiksli frazė. Nenustatyta. Galimas ir filtrų panaudojimas. Kalba. Išleidimo šalis. Ieškoti. Išskleidžiamas mums reikalingas dokumentas. Išskleidžiamas mums reikalingo dokumento įrašas. Jeigu reikia, dokumentą galima užsakyti.